Yra viena tema, kurią tu labai griežtai pasisakai, bet mes vis tiek užaugom, nemažai mūsų, ir sakai, vieni iš rajonų, Taip. marozai, ten taip toliau. Bet yra ir labai tokių žmonių, kurie, teisingų pažiūrų, bet jie yra iš to sovietinio pasaulio arba čia emigravę. Taip. Ir šeimoje jie bendrauja tą kalbą, tai yra rusų kalba. Taip. Ir tu labai griežtai pasisakai, kad Lietuvoje jos iš vis neturi būti. Taip. Bet man įdomu, ar tu nedarai tokios priešpriešos ir atskirties tiem žmonėm, kurie galėtų būti už tave, Taip. bet jiem ta kalba yra tiesiog jų kalba šeimoje ir tu taip kategoriškai pasisakydamas juos nuo savęs atstumi, nors jie nėra kitokių pažiūrų negu tu. Visgi, čia kur ir ateina klausimas, kokios yra 3 pagrindinės taisyklės, kada negalima naudoti rusų kalbos ir viena, kada Lietuvoje galima naudoti rusų kalbą? Tai viena taisyklė, kur kai galima, tai savo, ką tu ir sakai, tie žmonės, ne, rusakalbiai, gyvena savo namuose, savo ratuose ir taip toliau, tai ten nors arabiškai. Bet jeigu mes kalbam apie viešumą, apie aptarnaujantį personalą, jeigu mes kalbame apie valstybinės įstaigas, jeigu mes kalbame apie visur, kur mes nueiname viešai ir bendraujame nepažįstami žmonės vieni su kitais, tai čia yra valstybinė kalba lietuvių. Ir mes dabar esam įsivėlę į tokį visiškai bereikšmį konfliktą, sakyčiau, ne? Dėl kalbos, kuri mums yra svetima. Jinai mums yra svetima. Taip yra rusakalbiai gyvenantis Lietuvoje. Ne? Jau atmeskim dabar atvykusius, ten 70 tūkstančių ir kiek baltarusų ir ten visa kita. Taip, bet... Tuos iki 90-ų, kurie jau tiesiog čia gyveno. Taip. Ir Tai yra dalis jo, jie irgi yra jų, kurie nekalba lietuviškai, bet jie ir gyvena savo ratuose. Jie parduotuviai vis tiek išlemena labą dieną. Bent jau tai buvo iki 2022 metų, kol prasidėjo Ukraina karas. Ir kai suvažiavo čia iš visur visi, kas tik nori. Tai ir mesgi nekalbėjome, jau, pavyzdžiui, prieš 5 metus, ar mes kėlėm šitą klausimą? Mesgi nekėlėm. Mes buvom pamiršę, kad tai iš vis egzistuoja. Kodėl šitas klausimas atsirado iš viso prieš kelis metus? Todėl, kad sugužėjo emigrantų. Beprotiškas skaičius, didžiausias skaičius iš Baltarusijos, tada visi kiti iš visos postsovietinio bloko, jie sugužėjo kodėl? Todėl, kad jie bėgo nuo karo lygiai taip pat, nes juos sėmė visus ir siuntė į tą patį frontą. Ir siunčia iki šiol. Tai ten kirgizai, tadžikai, bet juos kas visus vienyje? Rusų kalba. Ir tada, kas nutinka? Mes, kadangi turime liūdną praeitį su ta rusų kalba, bet mes ją atsimenam, aš ją atsimenu, aš Ukrainoje kalbu rusiškai, nes mažai kas ten kalba angliškai. Tai aš atgaminu ją sunkiai, man lengviau suprasti negu kalbėti, rašyti iš vis be šansų. Bet mes žinom ją, ne? Ir tada kas nutinka? Rusakalbis, reiškia, rusas tiksliau jau, ar ten baltarusas, į mane kreipiasi rusiškai, aš esu matęs tokį vaizdelį. Jaunos šiaip šeimos, už mane jaunesni žmonės. Jos kreipiasi mandagiai rusiškai, kažko paklausti, į kairę ar į dešinę ten, kur eit. Ir tie jauni žmonės jam atsakė rusiškai. Ir tas nuėjo tie rusakalbiai, ir aš girdžiu, jie tarpusavį sako, blemo, kodėl aš rusiškai atsakiau? Taigi aš galėjau angliškai atsakyti. Bet čia, žinai, turbūt natūraliai išeina, aš tiesiog apie save galvoju, nes aš pats užaugau šeimoje, kur mes kalbėjom 2 kalbom. Taip. Mano tėtis ukrainietis, bet jisai augo vis tiek Sovietų sąjungoje, tai rusų kalba viską mokėsi. Ne, tai ir ukrainiečiai, jie visi kalbėjo rusiškai. Tai ukrainiečių čia tiek privažiavo, kad jie ukrainietiškai moka 10 žodžių, nors Ukrainoje gyvena, žinai. Tengi labai nuo regiono priklauso. Taip. Ten turbūt ukrainiečių Lvivas, Kijevas, tai ukrainiečių dar moka. Ir tai Kijevas ant klaustuko. Ir tai ant klaustuko, jo. Lvivas, taip, vakarų Ukraina visa. Taip. O ten ta rytų, tai ten ukrainiečių kalba kaip užsieniečių. Taip. Man tiesiog išeina taip, kad aš kai sėdžiu prie stalo ir sėdi mano draugė, tėčio draugė, aš lietuviškai, tėtė atsisku, tiesiog rusiškai, supranti, ir netgi kai mes tarpusavį kažkaip kalbam,
aš net nesuprantu, kaip man smegenyse persijungia, žinai, bet mano tėtis lygiai taip pat ateina į parduotuvę, kad ir kaip jam sunkiai jisai lietuviškai kalba. Nu, tai bet taip ir Bet turi būt. žinai, ką aš pastebėjau, kad patys žmonės, kai, pavyzdžiui, jisai nueina į kokią ligoninę ar kažkur, jisai bando lietuviškai aiškinti ir jam labai sunkiai sekasi, žinai, Ir pavyzdžiui, jie apie lygą. Ir jie pereina į rusų. patys, tai gal jums rusiškai sako patogiau. Tada tėtis gali esmę pasakyti rusiškai, nes jis jo žodynas platesnis. Bet jis bando vis tiek lietuviškai, Taip, taip. bet ne visada jam pavyksta iki galo esmės pasakyti, žinai. Bet jisai yra tas žmogus, kuris buvo priverstas išmokti lietuvių kalbos, nes nuėjo į aptarnavimo sferą. Ir kai jisai nuėjo aptarnavimo sferą, parduotuviai dirbti, tiesiog jis suprato, kad jam reikia lietuvių kalbos, kad bendrauti su klientais. Taip, Ir nes jisai kitaip vaikščiojo porą metų į pamokas privačias, mokinosi lietuvių kalbos ir puikiai išmoko. Nu, tai va, tai aš kažkaip, čia tas mano kategoriškumas šitoje vietoje jis ir yra tikrai ne apie būtinį bendravimą gink-dieve, ar ten mes galim kalbėti, klausyti muzikos, žiūrėti filmus, viską, ką mes Vat norim. čia kaip mes turbūt, norim. vat šitas turbūt fanatizmas, kur vat žmonės jau pradeda bijot, žinai, klausyti muzikos, žiūrėti filmus, taip toliau. Ne. Čia nereikia, bet koks kraštutinumas mus nuveda į nebūtį. Bet koks jis bebūtų. Ultrapatriotizmas irgi gali nuvesti į labai didelius klystkelius. Tai čia yra lygiai tas pats, bet, pavyzdžiui, aš gyvenau beveik metus Ispanijoje, tai aš atvažiavęs į tą šalį, ką aš dariau visų pirma? Aš mokiausi jų kalbos. Tuos 10-20 žodžių, kad susišnekėtų. Taip, ta prasme, bet man tai yra taip logiška. Ir dabar yra konfliktas dėl konflikto. Ta prasme, lygioj vietoj. Tai žiūrėkit, pavyzdžiui, mes su žmona, jeigu skrendam į musulmonišką šalį, kaip žmona elgėsi? Jis užsideda ant veido ir ilgą sijoną ir taip, nesuminiakogi išlipa iš lėktuvo, ne? Nes yra tokios tos šalies taisyklės. Nereikia Tu taip esi toli, svečias. klausyk, į Prancūziją nuskrisk. Taip. Nei anglų, nei kita kalba nepadės. Taip, ir mes čia dabar kažkokį bandom iš to išrasti nebūtą reikalą. Ne, jis yra toks, koks jis turi būti. Mes tik tai antiek susigyvenę su ta rusų kalba, kad va čia yra konfliktas tarp mūsų, tipo, ar mes šnekam rusiškai, ar mes nešnekam. Bet mes dar prieš 5 metus jau nešnekėjom. Dabar mes grįžtam vėl į tą pradžios tašką, žinai, 91 metai, kai aš atsimenu, reiškia, jaunystėje, kaip aš kovojau, reiškia, prieš tarybų valdžią, nes man buvo ten 15 ar kiek metų. Aš nekalbėjau rusiškai parduotuviai, nors visos kasininkės kalbėjo tuo metu tik rusiškai. Bet mes čia jauni žmonės taip savo protestą rodėme, ne? Ir dabar aš žiūriu, kad Grįžtam aš dabar prie tą to patį paties. turiu daryti. Tai va, man tas yra. Aš, Dominikai, turiu tau testą. Taip. Tau reikės tik atsakyti taip ir ne. Mhm. Bandysime tave pažinti labiau. Gerai. Asmeniškai. Gerai. Ar tu kada nors sąmoningai kūrei aštriau, nes žinojai, kad tai sprogs, nors buvo pritemta? Taip. Ar ant laužo kažką nubaudei neteisingai? Ne. Ar buvo, kad save sustabdėjai nuo rylso, nes pagalvojai, jog jau čia teismas, o ne kritika? Taip. Ar sutinki, kad nepasitikiu visais rusais yra per platu ir neteisinga kaip taisyklė? Labai keblus klausimas. Blemba. Taip arba ne? Rusijoje gyvenančiais rusais, taip. Ar tu norėtum, kad tavo vaiką mokykloje vertintų pagal tautybę, jeigu gyventum užsienyje? Ne. Ne, ir mes gyvenom ir nevertino jos pagal tautybę. Ar tau patinka būti žmogumi, kuris pasako tai, ko kiti nedrįsta? Taip. Ar tu turi perdėto teisingumo problemą? Kartais tikrai taip. Bet kartais būna, kad praleidžiu pro pirštus. Čia turbūt nuo tos dienos nuotaikos priklauso. Ar sukrėsti kartais tampa tavo profesiniu narkotiku? Kartais taip. Ar tu tikrai manai, kad šiandien kultūra gali išgyventi be ministerijos Lietuvoje? Gali. Ar tu kada nors norėjai trauktis iš viešumo, nes ten per daug neapykantos? Ne, nes labai daug yra ir apykantos. Teigiamų dalykų. Taip. Ar tau būtų lengva pripažinti klaidą viešai, jei tai kainuotų dalį auditorijos? Būtų sunku. Be abejo, būtų sunku, bet tą reikia daryti. Mums visiems tą reikia daryti. Ar prodiuseris tavyje kartais džiaugiasi, kai Rusija padaro eilinę nesąmonę, nes žinai, kad tavo Aišku, įrašas džiaugiasi. surinks daugiau peržiūrų? Aišku, džiaugiasi. Kuo daugiau.
tuo geriau. Ar tiki, kad po 20 metų Lietuvoje rusų kalba bus laikoma egzotika, o ne grėsme? Tikiu. Tikiu, nes taip jau buvo. Šiaip beje tikrai. Jau buvom nuo to kažkaip tai atitolę. Grįžt kažkoks flashbackas visiškas. Ir žinai, tu filme Pagrobti, man atrodo, minėjai, kad jau žinai, kas bus užrašyta ant tavo antkapio, bet niekur nepasakėjai kas. Gal gali pasakyti mums? Ai, čia antraštė daugiau buvo, čia po kažkurio pokalbio su kažkuo, neatsimenu, kažkas čia tą pasigavo, kad būtent filmai Pagrobti man, čia kaip, žinai, kaip būna žmonės, kažkokią ten ar karjerą jau padarę, ar jau ten einantis į saulėlydį. Aš savęs nelaikau, kad aš tikrai gink Dieve, bet aš manau, kad filmai apie pagrobtus vaikus galėtų būti tie, kuriuos galėtų minėti per mano laidotuvių. Reiškia, kaip dažnai būna, ką jis gero nuveikė. Tai sukūrė tą filmą. Tai sukūrė tų filmų seriją, tai aš sakyčiau, kad... Neboru ten realybės šou didžiuotų? Ne, tai aišku, ne. Vis tiek tų pramogos, čiagi nieko blogo, ne, ir tie realybės šou ir kas nori, bet tai yra vis tiek pramoga. Iš principo, tai yra pramoginis žanras, o pramoginio žanro į grabą nenusineši. Taip jau yra, dėja, jeigu aš pats nesu ten koks ten dainininkas ar ten kažką, bet ir tai, nors ne, pop atlikėjai, jeigu jie yra tie super mega talentingi ir renkantis milijoninės auditorijas, tai ir jie savo karjerą puikiai nusineša į grabus. Bet kaip dokumentikos kūrėjas ar ką, tai aš išskirčiau būtent šitą darbą, nes jis buvo labai sunkus visom prasmėm. Bet tau šiaip gyvenime svarbu po savęs kažką palikti, kad tave prisimintų, ar tu darai čia ir dabar, bet aš nori, daugiau, be abejo, aš daugiau darau čia ir dabar, aišku. Aš nežinau, kas manęs laukia po metų, neturiu plano ir niekada jo neturėjau. Aš taip pat kažkaip mano gyvenimas... Nekelia baimės tai, nes kelia ir stresą, ir baimę. Daugelį kūrybinių žmonių tai kelia labai stresą. Ir supranti, dar kas būna, ką tu besuplanuotum, niekada taip man neįvyksta, nes viena, mano norai pasikeičia kažkaip nejučia. Antras. Pačio tavo norai. Taip, tai čia aš galvoju, planuoju, kad gal kitais metais, galėčiau ten taip, arba taip pasukti, nebūtinai man vasarą, gal aš kitaip jau galvosiu. Smagu, kad pažiūrėti šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme.